Andžej Sapkovski. Raganius. Pirma knyga Paskutinis noras. 7 dalis. Proto balsas. Pirmas skyrius. Laukymėje ant peties atmetęs ryškiai raudoną ordino apsiaustą stovėjo Falvikas su visa šarvuote, tik be šalmo. Šalia sunėręs ant krūtinės rankas pupsojo tvirtas, barzdotas nykštukas su lapių kailiniais, šarvažiedžiais marškiniais ir raguotų šalmu. Tailis, be šarvų, tik su trumpu dygsniuotu vatinuku, lėtai vaikštinėjo tai šen, tai ten, kartkartėmis mostelėdamas nuogu kalaviju. Raganius sustabdė žirgą ir apsidairė. Aplink laukymę žybčiojo kareivių su ietimis, lengvieji šarvai ir plokšti šalmai. Kad aš šunšudyje prasmegčiau, burbtelėjo Geraltas, turėjau numatyti. Vedrynas apgręžė žirgą ir tyliai susikeikė išvydęs, kad ietininkai atkerta jiems kelią atgal. Kas dedasi, Geraltai? Nieko, laikyk liežuvį už dantų ir nesikišk. Pamėginsiu kaip nors išsikapstyti. Klausiu, kas dedasi? Vėl nuotykiai? Užsičiauk. Ir kvailasgi buvo sumanymas joti į miestą. Sudejavo trubadūras, žvalgydamasis į netolimus šventyklos bokštus, kyšančius virš miško. Galėjome sėdėti savo pasinenekę ir nosies niekur nekišti. Sakiau, užsičiauk, pamatysi, išsisuksime. Tai kad vargu bau. Vedrynas sakė tiesą, tikrai vargu bau išsisuks. Tailis, mosuodamas nuogu kalaviju, vis vaikštinėjo šen, ten ir jų pusėn nesižvalgė. Pasirėmę ietimis kareiviai spoksojo niauriai ir abejingai, kaip profesionalai pasiryžę žudyti ir be adrenalino pertekliaus kraujyje. Juodu nulipo nuo arklių, lėtai prisiartino Falvikas ir nykštukas. Raganiau, įžeidėte kilmingąjį Tailį. Be įžangų ir deramo mandagumo pareiškė grafas. O Tailis, kaip neabejoju, prisimenate, metė jums pirštinę. Šventyklos teritorijoje primiktinai reikalauti nederėjo, taigi palaukėme, kol išlysite iš po vaidilutės sijono. Tailis laukia. Privalote kautis? Privalome? Privalote. O ar nemanote, pone Falvikai, Geraltas kreivai vyptelėjo, kad kilmingasis Tailis suteikė man per daug garbės? Niekada nebuvau įšventintas į riterius. O jeigu kalbėtume apie kilmę, verčiau išvis neprisiminti aplinkybių. Ko gero nesu tiek vertas. Kaip ten sakoma Vedryne? Netinkamas suteikti satisfakciją ir kautis turnyruose, atkišęs lūpas išbėrė poetas. Riterio kodeksas skelbia. Ordino kapitula remiasi savo kodeksu, pertraukė jį Falvikas. Jeigu jūs kviestumėte į dvikovą ordino riterį, šis galėtų priimti iššūkį arba atmesti, kaip panorėtų. Bet yra atvirkščiai, riteris kviečia jūs, kartu ir kilsteli iki savo lygio, suprantama tik laikinai, kol bus nuplautas įžeidimas. Atsisakyti negalite. Atsisakęs šios laikinos vertės, būsite nevertas kautis. Oho, kaip logiška, nusišaipė Vedrynas, nutaisęs bežionės grimasą. Matau, ponė riteris, studijavote filosofiją. Nesikiš, sudraudė bičiulį Geraltas ir kirstelėjęs galvą pažvelgė Falvikui į akis. Riteri, sakykite viską iki galo. Norėčiau žinoti, kas bus, jei paaiškės, kad esu nevertas. Kas bus? Falviko lūpas perkreipė piktdžiugiškas vypsnys.
Ogi štai kas, liepsiu pakarti tave ant šakos, šungaudy. Ramiau, staiga įsiterpė kimaus balso nykštukas. Pone grafe, apsieikime be grasinimų ir verčiau be užgaulių. Kranmerai, nemokyk manęs gerų manierų, pro dantis iškošė riteris. Ir nepamiršk, kunigaikščio įsakymus privalai vykdyti tiksliai. Pats manęs nemokykite, grafe. Nykštukas kumščiu įsirėmė į dviešmenį kirvį, užkištą už juostos. Kaip vykdyti įsakymus, žinau, apsieisiu be pamokymų. Pone Geraltai, leiskite prisistatyti. Esu Denisas Kranmeras, kunigaikščio Herevardo sargybos kapitonas. Raganius pagarbiai nusilenkė, žiūrėdamas nykštuką į šviesias, plieno spalvos akis po vešliais gelsvais antakiais. Pone Raganiau, nusileiskite Tailiui, ramiai kalbėjo Denisas Kranmeras. Taip bus geriau. Kovos tikslas – nenužudyti priešininką, o tik nuginkluoti. Tad stokite į kovą ir leiskitės nuginkluojamas. Atsiprašau, ką daryti? Riteris Tailis, kunigaikščio numylėtinis, įsiterpė Falvikas, nemaloniai šypsodamasis. Jeigu kovodamas paliesi jį kalaviju, būsi nubaustas įsigimėlį. Kapitonas Kranmeras tave suims ir pristatys jo aukštybės akivaizdon. Tada bus įvykdyta bausmė. Štai kas jam įsakyta. Į riterį nykštukas nė nepažvelgė. Netitraukė šaltų plieninių akių nuo Geralto. Raganius kreivokai, vos pastebimai šypsojosi. Jei gerai supratau, pasakė galiausiai, privalau stoti kautis, mat jeigu atsisakysiu, mane pakars. Jei kausiuos, turėsiu leistis suluošinamas, mat jeigu pats sužeisiu priešininką, man ant rato sulaužys kaulus. Tai bent smagios alternatyvos. O gal išvaduoti jūs nuo rūpesčių? Trinktelėsiu galvą į pušies kamieną ir pats nusiginkluosiu. Ar būsite patenkinti? Verčiau nesityčiotum, sušnipštė Falvikas. Nekenk pats savo. Įžeidei ordiną valkatą ir atsakysi už tai. Nejau nesupranti? O jaunajam Tailiui reikia šlovės, pelnytos nugalėjus Raganių. Taigi, kapitula ir nori jį tokia šlove apdovanoti. Kitaip jau seniai kabotum po šaka. Leisiesi nugalimas, išgelbėsi niekingą savo gyvybę. Tavo lavonas mums nereikalingas. Ten norime, kad Tailis paženklintų tau kailį. O mutanto kailis sugyja greitai. Nagi, drąsiau, tark žodį, vis tiek neturi iš ko rinktis. Taip manote, pone grafe? Geraltas šyptelėjo dar kreiviau. Apsidairė, vertindamas nužvelgė kareivius. O aš manau, kad turiu. Taip, tiesa, turite, pripažino Denisas Kranmeras. Bet kitu atveju liesis kraujas. Daug kraujo. Kaip Blavikienė. Ar to norite? Norite prislėgti sąžinę krauju ir mirtimis? Mat išeitis, apie kurią mąstote, pone Geraltai, kraujas ir mirtys. Jūsų argumentai žavingi. Kapitone, tiesiog pribloškintys, ėmė šaipytis Vedrynas. Miške užpultą žmogų raginate nepamiršti humanizmo. Kreipiatės į tauriuosius jo jausmus. Kaip suprantu, prašote nepralieti jį užpuolusių galvažudžių kraujo. Jam derėtų pasigailėti banditų, juk jie neturtingi, vedę, turi vaikų, kas žino, gal net motinas. O ar nepagalvojate, kapitone Kranmerai, kad gal per anksti būsite susirūpinęs? Mat žiūri į tuos jūsų ietininkus ir matau, kaip jiems kinkos virpa, vien pagalvojus, kad reikės kautis su Geraltu iš Rivijos, Raganiumi, kuris strigą nudobė plikomis rankomis. Čia nebus pralieta kraujo, niekas nenukentės,
nebent tie, kas taip rūks į miestą, kad net kojas lūžinės. Aš apie savo kinkas nieko blogo pasakyti negaliu, ramiai pareiškė nykštukas ir šauniai atkišo barzdą. Iki šiolį dar nuo nieko nesprukau ir savo būdo keisti neketinu. Esu viengungis, apie savo vaikus nieko negirdėjęs, o ir motinos, moteriškės, kurios artimiau nepažįstu, iš juos reikalus velti nenorėčiau. Tačiau įsakymus vykdysiu, kaip visada, uoliai. Neapeliuodamas į jausmus, prašau poną Geraltą iš Rivijos apsispręsti. Išklausysiu bet kokį jo sprendimą ir atitinkamai pasielgsiu. Juodu žiūrėjo vienas kitam į akis, nykštukas ir Raganius. Tiek to, pagaliau tarė Geraltas, užbaikime reikalą, tik laiką gaištame. Vadinasi, sutinkate, Falvikas kilstelėjo galvą, akys sužibo. Stojate kautis su kilminguoju Tailiu iš Dorndalo. Taip. Gerai, pasiruoškite. Aš pasiruošęs, užsitempė pirštinę Geraltas. Nebedelskime. Jeigu apie šią aventūrą sužinos Nenekė, užkurs tikrą pragarą. Apsisukime greitai. Vėdrynė, raminkis, tu čia nieko dėtas. Ar ne, pone Kranmerai? Tikra tiesa, nedvėjodamas patvirtino nykštukas ir žvirgtelėjo į Falviką. Tikra tiesa, pone Geraltai, kad ir kas nutiktų, šitai susiję tik su jumis. Raganius nusikabino nuo nugaros kalaviją. Ne, paprieštaravo Falvikas, imdamas savąjį, tuo savo skustuvu nekovosi, imk mano kalaviją. Geraltas gūžtelėjo pečiais, paėmė grafo ginklą ir išbandydamas šmaukštelėjo. Sunkus, šaltai pasakė. Taip pat sėkmingai galėtume kautis ir kastuvais. Tailio kalavijas visai toks pat, galimybės vienodos. Pone Falvikai, jūs neįtikimai sąmojingas, tiesiog neįtikimai. Kareiviai apjuosė laukymę reta grandinę, Tailis ir Raganius atsistojo vienas priešais kitą. Pone Taili, ką pasakytumėte apie viešą atsiprašymą? Riteriukas prikando lūpą, kairę ranką užkišo už nugaros ir sustingo kovos pozą. Nenorite? Šyptelėjo Geraltas. Proto balso paklausyti nenorite? Gaila. Tailis tūptelėjo, pašoko ir žaibiškai, neperspėjęs puolė. Raganius nė nesivargino atremti smūgio kalavijo plokštumą, išvengė jo staigiu pussūkiu. Riteriukas plačiai užsimojo. Ašmenys vėl perskrodė orą. Geraltas vikriu piruetu nuo jų įsisuko, lengvai atšoko, trumpu apgaulingu judesiu sutrikdė Tailiui ritmą. Tailis nusikeikė, kirto plačiai, iš dešinės. Akimirką susverdėjo, pabandė atgauti pusiausvyrą ir nevalingai, keverziškai prisidengė kalaviju. Raganius smogė tiesiu taikymu, staigiai ir galingai, it žaibas, ranką ištiesdamas visu ilgiu. Sunkus ašmenys žvangėdami trenkėsi į Tailio ginklo geležtę ir šis stipriai vožė riteriukui per veidą. Tailis užkaukė, suklupo ir įsikniaubė į žolę. Pribėgo Falvikas, Geraltas įsmeigė kalaviją į žemę ir nusigręžė. Ei, sargyba, suriko Falvikas, suimkite jį. Stot, toliau nei žingsnio, kranktelėjo Denisas Kranmeras, imdamas už kirvio koto. Kareiviai apmirė. Oi ne, grafe, nesitikėkite, lėtai ištarė nykštukas. Įsakymus aš visada vykdau kuo tiksliausiai. Raganius riterio Tailio nepalietė. Šunytis pats trenkėsi į savo geležtę, pats žioplas. Jo veidas subjaurotas, jau visą gyvenimą toks liks. Žaizda užgis, įsmeigė į Raganių plieno spalvos akis
ir iššiepė dantis Denisas Kranmeras. O Randas riteriui garbinga puošmena, dingstis šloviai ir pagiroms, kurių jam taip troško kapitula. Riteris be Rando pimpis, o ne riteris. Paklauskite jo pats, grafe, įsitikinsite, kad džiaugiasi. Tailis raičiojosi ant žemės, spjaudėsi kraujais, unkštė ir kūkčioje, nemaž neatrodė, kad džiaugtųsi. Kranmerai, sukrakė Falvikas, traukdamas į žemės kalaviją. Prisiekiu, pasigailėsi. Nykštukas atsigręžė, lėtai išsitraukė iš už diržo kirvį, atsikrenkštė ir sodriai pasispjaudė dešinį delną. Pone grafe, melagingai verčiau neprisikinėkite, patarė grieždamas dantimis. Melagių priesaikautojų negaliu pakęsti, o ir kunigaikštis Heravardas suteikė man teisę bausti tokius mirtimi. Kvailus jūsų žodžius praleisiu pro ausis ir prašyčiau jų nekartoti. Falvikas dusdamas iš pykčio pasisuko į Geraltą. Raganiau, nešdinkis iš Elanderio, tučtojau, negaiždamas nė akimirkos. Retai kada mūsų nuomonė sutampa, pasakė Denisas, priėjęs prie Raganiaus ir atidavęs šiam kalaviją. Bet šįsyk jo tiesa. Keliaukite iš čia kuo skubiau. Kaip patarėte, taip ir padarysime. Geraltas persimetė ginklaviržį per petį, bet pirmiau noriu persimesti vienu kitu žodeliu su ponu grafu. Pone Falvikai, baltosios rožės riteris nervingai sumirksėjo, brūkštelėjo ranka per apsiaustą. Prisiminkime jūsų kapitulos kodeksą. Raganius kalbėjo tramdydamas šypseną. Man labai smalsu išsiaiškinti vieną klausimą. Ką darytumėte, jei, tarkim, pasišlykštėčiau jūsų poziciją šiame vaide? Jei pasijausčiau įžeistas ir čia pat dabar iškviesčiau jūs kautis kalavijais. Ar pripažintumėte mane vertu sukryžiuoti su jumis ašmenis? Ar atsisakytumėte nežinodamas, kad tokiu atveju laikyčiau jūs nevertu netgi apspjauti, išdaužyti jums snukį ir įspirti pasturgalį, samdytų kareivių akivaizdoje? Grafe Falvikai, būkite toks malonus ir teikitės patenkinti mano smalsumą. Falvikas išbalo, žengtelėjo atatupstas, apsidairė, kareiviai jo žvilgsnio vengė. Denisas Kranmeras išsivėpė, iškišo liežuvį ir tolokai švirkštelėjo seilę. Nors ir tylite, ponia Falvikai, vėl prašneko Geraltas, vis dėlto girdžiu jūsų proto balsą. Patenkinate mano smalsumą, dabar atsilyginsiu jums tuo pačiu. Jei jums smalsu, kas būtų, ordinui užsigeidus kaip nors pakenkti motušiai Nenekiai, ar vaidilutėms, arba priskretus pernelyg įkyriai priekaištauti kapitonui Kranmerui, žinokite, grafe, tokiu atveju jūs susirasčiau ir nepaisydamas jokio kodekso nuleisčiau kraują kaip meiteliui. Riteris dar labiau užbalo. Nepamirškite mano pažado, ponia Falvikai. Eime, Vedrynė. Metas. Lik sveikas, Denisai. Sėkmės, Geraltai. Plačiai įsišiepė nykštukas. Lik sveikas. Didžiai džiaugiuosi, kad susitikome. Tikiuosi, ne paskutinį kartą. Ir aš taip pat, Denisai. Tad iki kito karto. Jie nujojo prikišamai lėtai, neatsigręždami, tik atsidūrę miške, pasileido ir iš čia. Geraltai, staiga prabilo poetas, nejau josime tiesiai į pietus? Juk Elanderį ir Heravardo valdas dėrėtų apsukti lankstu? Ką manai, be neketini ir toliau juos erzinti? Ne, Vedrynė, neketinu. Josime miškais, vėliau pasuksime į pirklių vieškelį. Įsikalk į galvą. Nenekiai girdint apie šias peštines, nė žodžio, nė žodelio. Tikiuosi, neužtruksime, nė minutės. Antras skyrius.
Geraltas pasilenkė, patikrino sutaisytą balnakilpės lankelį, patvarkė naujitelę odą, dar kvepiantį dirželį sagtyje, kol kas stangrų, neklusnų. Timtelėjo balnasaitį, patapšnojo ryšulius ir už balno susukta gūnę su sidabriniu kalaviju. Nenekė rami stovėjo šalia, sunėrusi rankas ant krūtinės. Prisiartino Vėdrynas su tamsiai bėru savo išdariu. Gerbiamoji, dėkoju už svetingumą, prašneko oriai. Nebepyk ant manęs, juk vis tiek žinau, kad mane myli. Žinoma, pritarė Nenekė nesišypsodama. Myliu tave, kvaily, nors pati nežinau už ką. Lik sveikas. Iki, Nenekė. Iki, Geraltai, rūpinkis savim. Raganius kreivai šyptelėjo. Verčiau pasirūpinsiu kitais, pravers ateityje. Pro gebenėmis apraizgytas kolonas iš šventyklos su 2 jaunesnėmis adeptėmis išėjo Jola, nešina Raganiaus skrynelę. Papusžandė mergina ne itin vykusiai vengė jo žvilgsnio. Sutrikusi šypsena įraudusiame šlakuotame veide atrodė komiškai žavingai. Jola lydinčios adeptės nė neslėpė iškalbingų žvilgsnių ir sunkiai tramdėsi nesukikenusios. Didžioji Melitelė, atsiduso Nenekė. Garbiausia atsisveikinimo procesija. Geraltai, imk savo dėželę, papildžiau tavo eliksyrų rinkinį. Dabar ten yra visko, ko trūko. Tų vaistų, žinai kokių, taip pat. Gerk juos reguliariai kas 2 savaitės. Nepamiršk, nė karto praleisti negalima. Nepamiršiu. Ačiū ir tau, Jola. Mergina panarinusi galvą įdavė jam skrynelę. Ji taip troško ką nors pasakyti, nors nenutokė, kokius žodžius derėtų tarti. Nežinojo, ką pasakytų, jei galėtų. Nežinojo, bet troško pasakyti. Jų rankos susilietė. Kraujas, 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 kaulai, tarytum sulaužyti, balti žabai, sausgyslės lyg balkšvos virvės, spraksinčios iš po odos, draskomos didžiulių dygliuotų letenų ir aštrių dantų. Klaikus plėšomo kūno žlegsėjimas ir riksmas, begėdiškas ir tuo siaubingas. Šiurpą varanti pabaigos begėdystė, mirties begėdystė. Kraujas ir riksmas, riksmas, kraujas, riksmas. Jola! Nenekė nors stambaus sudėjimo, neįtikimai vikriai pripuolė prie parkritusios, įsitempusios, traukulių purtomos merginos. Prispaudė prie žemės jai pečius ir plaukus. Viena adepčių stovėjo it paralyžiuota, kita, mitresnė, kelis prispaudė Jolai kojas. Jola įsirietė lanku, burna atsivėrė begarsiam, nebyliam klyksmui. Jola! Šaukė Nenekė. Jola, kalbėk, kalbėk, vaikeli, kalbėk! Mergina dar labiau įsitempė, prikando lūpą, skruostu nuvarvėjo plonytę kraujo srovelę. Nenekė visa išraudusi, kažką suriko, Raganius nesuprato ką. Tačiau medalionai trūktelėjus nevalingai nulenkė nuo nematomo svorio galvą. Jola nurimo. Vėdrynas baltas it kreida garsiai atsiduso. Nenekė sunkiai atsistojo. Išneškite ją, paliepė adeptėms. Mergaičių jau buvo susirinkę daugiau, visos surimtėjusios, persigandusios, pritykusios. Neškite, neškite, pakartojo Vaidilutė. Atsargiai ir nepalikite vienos, tuojau ateisiu. Ji atsigręžė į Geraltą. Raganius stovėjo it įbestas, gniaužydamas vadeles prakaituotojo saujoje. Geraltai, Jola, Nenekė,
nieko nesakyk. Aš irgi mačiau tą patį, akimirką anksčiau. Geraltai, lik. Negaliu. Tu matei? Taip, ne pirmą kartą. Ir kaip? Beprasmiška darytis per petį. Lik. Negaliu. Pasirūpink Jola, iki kito karto nenekė. Vaidilutė lėtai papurtė galvą, šniurkštelėjo nosimi ir riešų paskubomis nusibraukė ašarą. Sudie, sušnibždėjo, nežiūrėdama Geraltui į akis.